Su jumis tiem, kas tiki, kviečiu į skaitymą. Pažiūrėkime, ką papasakos jums kortelė šiandien. Labai malonu, kad žiūrite, kad komentuojate. Taigi, kas vyksta? Kažkas dedasi to, ko nėra. Kažkas tarėsi, atrodo, žiūri į save, tarėsi su savimi, kalbasi, kažką aptarinėja, bet gėdijasi savo veiksmų prieš kažką. Kažkam galbūt žadėjo kažkokias tai smėlio pilis, kurios neegzistuoja. Mato žmogus, kad nepaveš, o jausmai yra tikri. Norėtųsi laimės, džiaugsmo, bet kadangi yra pažadų daug, žmogus tarsi nesavas. Kažkas tai mato. Galbūt vienu metu jaučiasi keistai, o kitu metu gali jaustis gerai, lyg savo būtų savo vėžiuose, savo gyvenimo valdytojas, bet tai visa tai atrodo kaip kažkoks žaidimas dėl kažkokio tai dalyko. Lyg tai kažkokie tai norėtų jį pritempti kažkokie žmonės prie kažkokio tai svarbaus dalyko. Apie ką tai? Per kažkokią išmintį. Kad žmogui atsivertų kažkokie valdymo būdai. Čia galbūt norima padaryti, supančioti kitą žmogų. Kažkas nori valdyti galbūt taip, kad žinotų, kas vyksta.